Aišku, noriu pasveikyti visų pirma galbūt visus ir sirgalius, ir miesto bendruomenę, vis tik tai pasiekimas, manau, kad neeilinis. Ir džiaugiuosi, kad ir mes kažkuo tai prisidėjom prie šitos pergalės. O žiūrint žaidimą, aišku, rungtynės vis tik tai įtampos šiokios tokios buvo, kadangi reikėjo nugalėti. Aišku, norėjosi savo aikštę išspręsti. Negalim ilgai tiek laukti ir ta prasme tampyti likimą už ūsų, kad žais su ugnimi. Vyram aš tą irgi pasakiau. Tai taip, kad džiugu, kad praktiškai visų rungtynių metu galbūt kontroliavom žaidimo ritmą ir eigą. Aišku, gal kažkiek tai tas įvartis gale, 11 metrų baudinys, gal kažkiek tai tą suvėlė, sujaukė mūsų tą ritmą, kuris buvo. Bet vis tik tai galutinė pergalė, aš manau, kad ir žiūrovai, ir mes nuo suolo nebejojam. Tai yra iš tikro gerai, kad, sakau, vyrai tinkamai atsinešė ir aišku, buvo daug azarto ir momentų sukūrėm gražių, taip kad šventė tikrai, manau, pavyko. Kas liečia oponentus, vis tik tai Šiaulių komanda jau žaidėm šį sezoną 3 kartą ir matau, kad pastovų augimą komandos tame, kad futbolo pačio kokybės augime, reiškia žaidėjų, kvalifikuotesni žaidėjai, sustygavimas, aišku, turi įtakos ir Valdo atėjimas į tą komandą, matosi braižas, matosi linijos, matosi, ko norima pasiekti. Tai taip, kad galiu tik palinkėti sėkmės, kantrybės ir nuoseklumo atliekant darbą, galbūt ir Valdui, ir klubo valdžiai, bet iš tikrųjų, sakau, tokios rungtynės, ta konkurencija, kuri vyksta aikštėje, yra reikalinga ir manau, kad mums nuo to visiems tik geriau yra.